Sveiki, šiandien yra spec vlogas iš greičiausio pasaulyje traukinio. Ar jis greičiausio pasaulyje? Greičiausio pasaulyje traukinio. Vos neišlaužiau durų, kad tik. Ok, tai čia yra traukinių stotis. Jinai atrodo maždaug taip. Mes važiuosime su Shinkansenu. Pirmas įdomus faktas apie Shinkanseną. Jis važiuoja 320 km/h maksimaliu greičiu. Antras įdomus faktas, tas Shinkansenas niekad neturėjo incidento. Niekas nėra miręs, niekada. Per visus ten gal kem metų, kaip jis važinėja. Ta mintis manęs neramina, aš nenoriu būti tas, kuris testuos mirti Shinkanseną. Ir dar Simona vos neapalpo ir nemirė. Dabar nusipirksime snacksų į tą traukinį ir aš jums parodysiu jį, nes jis atrodo žiauriai kietai šiaip. Gerai, dar vienas įdomus faktas apie Shinkanseną. Jis turi atvažiuoti grinai minutė į minutę, sekundė į sekundę. Jis negali vėluoti iš vis nekiek. Man atrodo, average, kiek vėluoja Shinkansenas, yra 12 sekundžių. Čia maksimum, kiek jis gali pavėluoti. Jeigu daugiau, jau jūsų atsiprašys. Ir ten gali būti net grąžins pinigus. Oi, vienas dalykas Japonijoje, kur keliausit, žinokite, visur taip, tokie ilgi announcementai. Ta prasme, autobuse 15 minučių klausėm instrukcijų. Autobuse. O, baigėsi. Šiaip šitas traukinys yra nerealiai greitas. Ta prasme, tu atsisėdi ir tu grinai jauti. Aš negaliu to perteikti per kamerą. Kaip ir atrodo, žinot, kai įsisėdat į labai greitą mašiną, tai vat įsivaizduokit, kad ta žiauriai greita mašina turėtų žiaurią garso izoliaciją. Ir dar aš sužinojau, kad jis važiuos pro Fuji. Tai, aišku, žiauriai maža tikimybė, kad bus matomas kalnas. Ir jaučiu, jau bus sutemę, bet gal. Tiek. O dabar pavalgyti laikas, manau. Eik tu savo. Man vis tik patiks šitas dalykas. Simona valgo virtą sasyską. Ir sumuštinis 8 iš 10. Bet kaip matot ant kameros, tai sugadinau, bet šiaip nesugadinau jau gerai atidarinėjau. Man labai skanu, man kažkaip traukinys skaniau valgyti. Lazdelė imituojanti krabą. Jo kvepia, tai grinai kaip chimoznas krabas. Tiesiog krabų lazdelė, tik labai didelė. Tiesiog labai riebi krabų lazdelė. Nu, taip, labai didelė. O nigirį aš vertinu 9 iš 10 ir krabų lazdelę aš vertinu 6 iš 10. Aš nesu fanas. Kažkokie sausainiukai. Tiesiog vaflių šokoladė. 10. Aš mėgstu vaflių šokoladę. Viskas einu editinti. Peace out. Tikrai ką tik nepamiršau įjungti mikrofoną. Tikrai ne. Žodžiu, man kelionė nuo 1 iki 10 8, nes man nepykino. Man 10 manęs nepykino. Tai štai mes jau ir atvažiavom į viešbutį. Dabar mes eisime valgyti rastą rameną, kuris galimai bus labai geras. Aš pamiršau mikrofoną einant į šią ramenų vietą, bet aš tiesiog norėjau jums pasakyti, kad čia yra Dipping Ramen ir Dipping Ramen pakeitė mano gyvenimą. Buvo antiek gera vieta beje, kad meniu buvo japoniškai. Čia nėra patogu, bet tai reiškia, kad vieta yra gera. Jie keliauja ir jie nesustoja. Ei, sveiki, mes atvažiavome į Narą, tai mes eisime žiūrėti elniukus. Elniukus ir elnes. Stirnas ir elniukus. Greičiausiai tik stirnas. Orelis nieko gero nežada, mano kamera yra apvyniota į šiukšlių maišą. Nuotaika mano yra šūdo ga. Naros mieste gyvena virš 1300 stirnų, kas yra tiesiog gigantiškas kiekis. Jos vaikšto visur, gatvėse, parkuose, prie parduotuvių. Oi. Bet aš nieko nedariu. O, eik tu savo, vos nesuėdė maišą ką tik. Kaip išsigandau. Pradėjo realiai traukti iš rankų maišą. Kodėlgi stirnos mūsų nebijojo? Dėl to, kad čia stirnas laikė ir laiko šventų gyvūnų. Jų nevalia liest ar skriaust, tad dabar jos žmonės laiko draugais. Man labai pasisekė, kad mes atvažiavom birželį, nes dabar yra tas mating seasono link pabaigos ir dėl to mes galim pamatyti bembius. Nes šiaip čia kaip ir neturėtų būti. Tu buvai, matei praeitą kartą juos?
Ne. Pirmą kartą? Taip. Tokie mėlėčius kaip šitą bemį filmukę. Biški buvom dingę, prasidėjo lietus, dabar vėl grįžom pas jūs. Surimavau. Įdomus dalykas. Jie labai daug, va. O, taip. Jie labai daug, šitas tai pavojingas, biški. Šitie gyvūnėliai, jie lenkėsi. Bet čia ne dėl to, kad jie yra japonai. Simona man, kaip paaiškino, matyt, turistai pripratę jiems duoti maisto, kai jie nusilenkia, nes turistams patinka, kai prieš juos nusilenkia maistas. Mes taip pat buvom dar vienam lauke, kur jų buvo dar daugiau, bet buvo lietus, tai nenufilmavom. Ir tenai buvo kiniečiai. Išmetė savo šiukšles prie tų stirnelių. Ir aš turėjau jas pakelti ir išnešti, iš šiukšliadėžį išmest. Būtume mes Vilniuje. Aš neiškirpsiu. Žiūrėkit, geras, ne? Va šitą Fantą, aš matau jo pirmą kartą. Aš niekur jos kitur nemačiau. Toj pasakysiu, ar verta. Mano vaikystėje, man senelis pirkdavo tarhūną. Grinai tarhūnas. 1:1 tarhūnas. Kai atvarysit ir norėsit onigirių, greičiausiai pamatysite šitą keistą ir neaiškę pakuotę. Tai aš ją išnarpliojau. Paimkite numeris 1 ir patempkite jį pilnai iki kitos pusės ir grinai atplėškite, va tiek stipriai jį nutempkite, kad pilnai atsidarytų per vidurį jūsų onigiris. Ir tada jau tempkite šitą dvejetuką po biškį. Va tai va, išstuminėkit po biškį ir tada trejetuką. Biškį ir viskas. Ir matot, nesuplėšytas, sveikas onigiris. Tęsiant mūsų kelionę, dabar varysim į Starbucksą. Kaip matote, kiekviena mūsų kelionė baigėsi tom, kad aš imu kažkokį labai popsinį gėrimą. Tai praeitą kartą tai buvo matcha. Šį kartą tai yra kažkoks Earl Grey Bouquet Tea Frappuccino. 10 cukraus bombų iš 10. Ačiū labai, o dabar aš einu editinti praeitą video. Jums tai yra praeitas video, man tai yra dabartinis video.